Šiandien atidarome paminklą Chaimui Frenkeliui, žmogui, kuris išgarsino ne tik Šiaulius, bet ir visą Lietuvą. 20-ojo amžiaus pradžioje jo odų fabrikas išaugo į didžiausią visoje Rusijos imperijoje ir Pabaltyje fabriką su modernia gamyba ir pasaulinėmis naujovėmis. Manau, šis paminklas skiriamas ne tik Chaimui Frenkeliui verslininkui, bet didžiam humanistui, mecenatui, plačios erudicijos žmogui. Žmogui, kuris rūpinosi savo darbininkų sveikata ir jų darbo sąlygomis. Nemokamai gydė jų šeimas, dosniai šelpė miesto žydų bendruomenę, rūpinosi jo švietimo, globos ir dvasinio gyvenimo reikalais. Tarpukariu, plėtodamas šeimos verslą, Chaimo Frenkelio sūnus Jokūbas neapleido savo šeimos labdaros tradicijų, aktyviai įsitraukė miesto visuomeninį politinį gyvenimą. Tėvo pavyzdžių didelę sumą skiria Šiaulių aušros muziejui, Lietuvos vaiko, kitoms labdaringoms draugijoms, neišskirdamas nieko pagal tautybę ir tikėjimą. Iš tokių žmonių paveldėjome valstybę. Mes dėkingi jiems už jų patriotizmą ir meilę Lietuvai. O prisiminimai apie juos ir jų nuveiktus darbus tegul bus paskata toliau saugoti, statyti ir stiprinti mūsų valstybę.